Labas, mylieji. Rytas, sekmadienio rytas kempinge. Niekur neskubu, išsimiegojau iki 8 ryto, be žadintuvą, be nieko ir dabar darau pusrytį. O po to laukia pora įspūdžių, kuriais pasidalinsiu ir man dega. Tokia maišy. Bus kruopų košė su daržovėm. Dalį įsidėsiu pietum į termosą, o dalį suvalgysiu dabar. O taip optimaliai ir maitinuos. Ir šiandien sugalvojau vieną tokį paaiškinimą, kodėl aš važiuoju. Todėl, kad, pavyzdžiui, sportininkai irgi treniruojasi kalnuose, kad paskui žemai lygumose būtų lengva. Taip, kad ir aš derindama kelionės planus, darbus, dar pafilmavimus ir visą kitą, turbūt treniruojas kaip kalnuose, kad grįžus namo būtų easy peasy. Tai va, tokia mintis var. Toks palyginimas. Tai gero sekmadienio. Netikėtai atsidūriau Kinijai. Šiek tiek reikėjo išsukti iš kelio, nes pamačiau dar vieną tokį nenormalų objektą, kuris vėl neaišku, kodėl pastatytas, kas jį čia pastatė. Ir dar nežinau, ar iš vis į vidų pateksiu. Šiaip labai ten gražu viduje ir Google'as rašo, kad atidaryta, bet nerandu aš dar čia jokio įėjimo. Tai nuo Stokholmo kylant į šiaurę čia toks objektėlis. Bet kadangi aš Stokholmą prašokau, pro šalį ten iš kitos pusės atvažiavau, tai man reikėjo biškį grįžti. Bet įspūdinga. Bet toks pastatas, nežinau ar matosi, kam jis skirtas. Gal dar sužinosiu. Jeigu ne, tai patys pasižiūrėkit. Drakono vartai vadinasi. Šiek tiek pasiskaičiau, tai čia iš tikrųjų biznio ir verslo ir kultūros centras, kuris taip ir nebaigtas statyti. Švedų čia viena community sugalvojo, kad reikia sujungti kinų ir švedų kultūras ir pastatė tokį pastatą. Viduje yra muziejus, yra ilgiausia turbūt fotografijų galerija vos ne pasauly, koridoriai išraityti. Yra netgi tie kareiviai tokie moliniai nukopijuoti, kaip Kinijoje yra. Ir kiemas labai gražus, ir Budos skulptūros, ir, žodžiu, yra gražumynų, bet kol kas taip ir neatidarytas visai. Galbūt kažkokie renginiai vyksta vidai. Ir tuo pačiu čia turėtų būti viešbutis, kuris irgi nebaigtas. Tai nežinau, ką čia tie švedai galvoja. Gal kada nors, jeigu važiuosit po kelių metų, gal galėsit čia ir apsistoti. Toks kultūrinis
posūkis nuo Švedijos iki Kinijos. Sveiki atvykę į traukinių muziejų švedišką. Garvežys, kuris pagamintas 1855 metais. Viskas surašyta lentutėj. Už tai viską žinau. O čia kažkoks princesiškas, pirma klasė. Nežinau, per stiklą ar matosi. Čia jau netoks prabangus. Prisimenu vaiduoklio. Čia gal veždavo kokius nors kalinius, nes viskas labai užrakyta. Geras vaiduoklis. Järnvägen gör succé i Europa och större delen av världen. Men i Sverige går det inte. Šitas bilietų automatas jau buvo naudojamas 1915 metais. Dabar atėjom į vagono restoraną. Turbūt paprastesnis variantas. O už tų durų matosi prabanginė. Šiuolaikinio traukinio vagonas, prašau. Jei švaksti žaliasios lankas, tarytum lėktuvai skleidę rankas, svaigojo suėję turim paslapčia,
И рак, что ядриня сапного ноча, И рак, что ядриня сапного ноча, Рейкея Бернутас, Аданду Гиду, И аэродрому, Пилкую тянут, Рейкея Бернутас, Берига Бернутас, Летува штурмава, И встреча свайгаус, Летува штурмава, И встреча свайгаус. Сеней небелакство бернюкой баси, Пьяное эскадрилей торная веси, И шау павасарь Риташ Иисус, Девинею спашалке жиген Иисус, Девинею спашалке жиген Иисус, Рейкея Бернюкас, Аданду Galit matyti kokio dydžio. Tiesiog sparnas bele kaip didelis. Šiaip labai įspūdinga, labai. Net neramu čia prie tų visų. Žiūrėkit, raketos pakabintos. Ты крыса калай, и к мальчику скайсунча ты вам синамус, Тартартай сишко переус мангслос фарнус, Тартартай сишко переус мангслос фарнус, Рейкея Бернюкас, Аданду Гиду, И аэродрома. Iš kempingo atėjau į miestelį, kuris vadinasi Skarska. Toks ant įlankėlės jūros. Labai daug raudonų namukų. Labai gražiai atrodo. Visas miškas vien akmenys. Nei čia grybų, nei čia uogų. Ne, iš tikrųjų tai mėlynių daug matau, bet šiaip vien akmenys.